pozuoja fone Druskininkų spa. Taip, Druskininkų spa. Trinkūno spa. Tai visos pilkos vietos, kas turit fantaziją, yra nuogas kūnas. Aš ten dengiau viską, todėl kad, tu negali YouTube rodyti šitokių vulgarybių, kurias jinai sau leido. Kodėl dabar ponia Bilkštienė dabar šitame visame tyrime atsiranda? Todėl, kad kai jinai nusifotografavo Playboy, jinai papasakojo, kas jie įtraukė į šitą pornografijos tinklą. Indrė Makaraitytė. Ir čia reikėtų prisiminti istoriją Me Too. Vienas iš kaltinamų žmonių buvo Jonas Gasiūnas iš Dailės akademijos. Ir viena iš liudininkių, kuri kaltina jį priekabiavimu, buvo šita ponia išsižergusi, Dovilė Bilkštienė. Jinai turėjo tą paskyrą, ten, to jau negali parodyti niekam, nes ten yra fans only toksai tinklas, kur jinai turi paskyrą ir kur sudėta tokio šlykštumo pornografija.